Sveiki visi. Jau tiesiog jaučiu, kaip netelpa manyje noras pasidalinti su jumis ir pasidalinimas bus apie drąsą. Mm, Kažkaip labai jaučiu, kad labai reikia išsakyti tai, kas susikaupė. E, Kas yra drąsa, pirmą pasižiūrėkime ir kodėl jinai, kodėl tas žodis iš vis naudojamas, kodėl jinai reikalinga žmogui. Ir mes buvom pripratę tarsi su ta drąsa veikti, nes mums reikėjo tos drąsos, mes buvom nedrąsus, mums reikėjo kažką nugalėti, reikėjo save nugalėti, reikėjo sunkumus nugalėti, reikėjo, nesakysiu gal šito, na ir kitus dalykus, jūs patys žinote, ką galima nugalėti pasitelkus drąsą, kai tu esi tarsi pasiryžęs tai padaryti. Tačiau ten, kur einame, kokį pasaulį kuriame savimi, kuriame savimi, tenai nėra, aš nerandu drąsos toje jausmų sistemoje naujoje, kurią mums kūrėjas duoda naujai, perkūręs, tenai aš nerandu drąsos. Bandžiau analizuoti, kodėl tai taip yra, kodėl nėra drąsos. Ten daug ko nėra. Tačiau drąsą labai dažnai mes pasitelkiame ir netgi dabar kalbėdami labai dažnai naudojame šį žodį. Ne tik žodį, bet ir tarsi taip save drąsiname irgi, bet tai jau atgyvenę. Pasižiūrėkite atidžiau, kaip, ar jums yra reikalinga ta drąsa, kai jūs esate pasitikėjime ir tikėjime. Tikėjime kūrėju, pirmiausiai kūrėju, tuomet ateina pasitikėjimas savimi, kai tu iš tikrųjų tiki, kai esi stabilus, kai esi meilėje, kai jauti ramybę. Ir dar kartą pabrėšiu pasitikėjimą. Ar reikia tau drąsos su kažkuo kovoti, kažką nugalėti? Ar reikia tau drąsos kažką daryti, kai tu esi pasitikėjime, stabilume ir meilėje su viskuo, su aplinka, ramybėje.
kad e, iš kokios realybės ir kokią realybę mes sukursime su drąsa. Jeigu reikia drąsos, tai reikia kažką nugalėti, su kažkuo kovoti, kažkam pasiryžti. Bet jeigu tu tiesiog esi savimi ir esi stabilus, tai tu tiesiog imi ir darai. Tau nereikia papildomai kažkokios drąsos, nebent įkvėpimo galbūt reikėtų, kūrybiškumo. Tai tiesiog kviečiu susižiūrėti, ką mes kuriame su drąsa, o ką kuriame su pasitikėjimu ir tikėjimu. Savimi, kūrėju. Ir kodėl taip dažnai mes naudojam tą žodį drąsa? Kodėl dar vis naudojam? Juk daug geriau kiekvienam būtų gyventi taikoje su savimi, taikiame savo viduje, taikioje šalyje, taikiame pasaulyje, kuriame nereikia kovoti. Ir jeigu niekas nenorėtų ir neturėtų su kuo kovoti, visų pirma, nenorėtų kovoti, nebūtų to žodžio drąsa, pafantazuokim. Ir nereiktų su niekuo kovoti, nieko nugalėti. Koks tas pasaulis tada būtų? Bet kviečiu visus apie tai pagalvoti. Ir ypač tada, kai naudojate tą žodį. Nes žodis irgi yra energija. Žodis taip pat neša jėgą savyje. Ir tai, ką jūs pasakote, ištransliuojate žodžiais, tai ir materinasi. Jeigu vietoj drąsos naudotumėt, su pasitikėjimu, lengvumu, atsipalaidavimu, ramybė, meilė, skamba daug geriau nei jau nebevartosiu šito žodžio, nei tas ankstesnis žodis. Tikiuosi, kad jūs supratote, ką norėjau pasakyti. Nors iš tikrųjų čia ne aš šitą sakau, tai tik sakoma per mane jums. Kad jūs susimąstytumėt. Ir ačiū labai, kad žiūrėjote. Iki kitų kartų.